Kauno Žalgirio krepšininkai ir vėl padovanojo pergalę Sausakimšai areną užpildžiusiems sirgaliams. 7 turo dvikovoje kauniečiai nušlavė Viktorijos Caja Laboral komandą 82-45. Pirmosius 5 rungtynių taškus pelnė žalgiriečiai, tačiau svečiai netrukus taip pat atidarė savo taškų sąskaitą. Abi komandos sau kūrėsi antrasis progas, atsikovodamos kamuolius puolime. Būtent po dar vieną tokio epizodo su pražanga įdėjo Darijušas Lavrinovičius. Aikštelėje pasirodęs Rimantas Kaukėnas užbaigė greitą ataką, iškart perėmė kamuolį bei perdavė jį Oliveriui Lafayetui. Kėlinio pabaigoje varžovai minimaliai sumažino deficitą, bet Žalgiris pirmavo 22-15. Antrajame kėlinyje svečiai tęsė sėkmingas atakas, bet taškų badą nutraukė Lafayeto reidą su pražanga. Po to žalgiriečiai surengė galingą spurtą, kurį inicijavo Marko Popovičius ir Darijušas Lavrinovičius. Po jų sėkmingo atako Žalgiris nutolo 40-22. Trečio kėlinio pradžioje Žalgirio persvara augo lyg ant mielių. Popovičius buvo taiklus iš vidutinio nuotolio, Lavrinovičius iš 3 taškų zonos, o Džeberas prasiveržimu žlugdė varžovus 50-27. Popovičiui pataikius savo trečiąjį tritaškį bei Dardinui įmetus tolimą dvitaškį, Žalgiris pirmavo 27 taškų skirtumu. Ketvirtajame kėlinyje aikštelės šeimininkai neketino mažinti apsukų ir toliau varžovus baudė tiek gynyboje, tiek ir puolime. Rungtynes įspūdingų pasirodymų užbaigė Kuzminskas. Jis galingų dėjimu baigė ataką, perėmė kamuolį ir pelnė dar 3 taškus. Žalgiris rungtynes laimėjo rekordiniu 37 taškų skirtumu ir užtikrino vietą top 16 etape. Žinom, ką turim padaryti, žinom, kad jie atvažiuos su naujom ambicijom, nes turi naują trenerį, kad bandys agresyviai pirmam kėlinyje užpult prieš mus. Bet taip pat žinom, kad jeigu mes atsilaikysim ir parodysim jiem, kad jie negali prieš mus nieko padaryti, kad jie dar nėra tiek pasiruošę, kad galėtų lygiai su mumis žaisti ir atsilaikyti visas 40 minučių. Tai smagu, kad kas iš jo nuo suolo visi dėdėjo energijos ir kaip treneris prašė, visi stengiasi net iki paskutinės minutės, perėmė kamuolius, kovojo puolime dėl kamuolių, taip kad smagu labai. Žinot, aišku, tikėjomės, kad bus sunkios varžybos ir visgi jie pakeitė trenerį ir, žinot, dažniausiai komanda sureaguoja ir žaidžia aukščiau savo galimybių kartais, bet visko būna, žinot, bet esmė yra ta, kad mums buvo labai svarbu žaisti gerai. Bent jau būtinai laimėti šias varžybas, nes visgi pralaimėjom Zagrebe ir pralaimėjom Rygoj. Tai žodžiu, 2 varžybos, kurios, kaip pasakyti, buvo gana tokios, sakykime, pralaimėjimai, kuriem galėjom išvengti. Šios varžybos buvo svarbu mums patiems žaisti truputėlį geriau ir ištaisyti savo klaidas. Aš tai nežiūriu į tos lentelės, top 16, stengiamės kiekvienos varžybos laimėti ir aišku reiškia, tai aš tikiuosi, pas mus nebuvo uždavinys tik papulti top 16, mes norim kuo toliau žengti, nueiti ir stengsimės tą padaryti. Kada aikštelėje pasirodote jūs kartu su broliu, tai čia galima sakyti, kad tai Žalgirio smogiamoji jėga? Ne, čia kokia čia jūs dar nematėte. Ne, iš tikrųjų, stengiamės žaisti kaip kiekvienas iš mūsų. Stengiamės ir gal ten kažkam mes geriau vienas kitą jaučiam, padedam vienas kitą, bet iš tikrųjų visi gerai sutarėm, visi gerai jaučiamės aikšteliai. Aš ir su Pauliu galiu gerai jaustis, ir su Jeffu Fudu, taip ir su broliu. I arrived to my office and I has plenty messages, but one of them are talking about the noise that the people in Spain are hearing from the crowd, and then it's really, really important that they understand that they are definitely the key for growing this top 16. It means that they are fantastic tonight, they're pushing a lot. When we are in troubles, the people are yelling, making noise, and then it's really important that they feel that we are happy for feeling this kind of fans behind. Yes, and thank you also for them. Žalgirį pergalę vedė Marko Popovičius, pelnęs 19 taškų. Po 13 pradėjo Darijušas Lavrinovičius ir Mindaugas Kuzminskas. Varžovų gretose išsiskyrė Fabianas Koseras ir Andresas Načioni pelnė po 10 taškų.